Mes išvažiuojam į kelionę tuoj. Džiaugiesi? Mano nuotaika išvažiuojant į kelionę tokia. Labas. Žinau, kad seniai nematėt Zelandijos video, jau galvojat, kad galbūt parodžiau viską, bet tai yra netiesa ir iš tikrųjų dar yra epizodų prieš akiją, kuriuos tikrai noriu sumontuoti. Ir dabar, kai esu Vokietijoje, mane apėmė tokia nostalgija kelionių ir nusprendžiau viską pradėti montuoti ir įkelti. Tai tikiuosi neparodyti vaizdai jūs pradžiugins ir istorijos, kurias papasakosiu, bus įdomas. O šiandien lekiam vėl kalnus. Leikta kapo. Tai yra bažnytėlė labai populiari. Pilna žmonių. Vakarienė per 5 minutės. Kažkokie sumuštinukai su lašiša ir sviestu. Ir daržovių sriubytė. Sriuba. Tai dabar aš ateisiu mašiną. Gerai. Ir mes valgysime. Mes jau plaukiam. Tai yra ir laivas. Ir mašina. Ir mašina. Viskas išplaukė. Ir namai. Skanu? Jo. Vat su kokiais paukščiais mes atsikėlėm. Nėra baisiai šalta lauke. Ne, normaliai, bet naktį buvo šaltoka, paryčiais bent jau. Ką tik nuėjome į Visitor Center, kur mes turėjom gauti leidimą nueiti į Müller Hut. Čia ne leidimas, tiesiog užmėjimas, kad galėsim ir miegoti. Ir mes jį gavom. Ir sakė, gerai, eikit. O rytoj kaip grįžti, neaišku. Todėl nes oras rytoj ne pats geriausias laukia. O šiandien blogas. O rytoj lis. Tai nežinau. Va ten yra Mountain Cookas. Kaip sakoma, Kuko kalnas. Ir mes šiandieną visą dieną jį žiūrėsim. Nelipsim, bet mes jį žiūrėsim. Ir šito nelipsim. Lipsim kažkur čia. Bet bus sunku visai. Čia mes lipsim į Müller Hut. Šitokį namelį. Dėl mulių nepaėmė? Ne. Tik paimt. Pasiemam, aš norėsiu pagraužti. Varam į Müller Hutą. Aš džiaugiuosi, nes pagaliau turiu savo kuprinę. Tavo padelis gali kažką užmušti. Esi džiaugiasi, kad eisi į Müller Hutą? Taip, labai. Papasakok savo emocijas prieš. Mano emocijas? Juk bus mano, kad bus lengva. Aš nemanau, kad bus lengva. Man tas iš kuprinės, kad bus sunku. Bet aš nemanau, kad mes numirsim tenais iš nuovargio. Pakankamai sunku, bet mes tai veiksim. Ir gražu pakankamai bus. Mes išeinam į žygį. Turėsime užtrukti apie 4 valandas. Jokūbo kuprinė didelė. Mano irgi pirmą kartą turiu kuprinę su savimi. Įsidėjau net knygą. Labai laukiu šito žygio. Žinau, kad bus žiauriai sunku. Todėl nes bus vien tik lipimas viršų. Reiks pakilti į kilometro aukštį laiptukais ir tada dar 800 metrų tiesiog akmenais. 1800 lipsim? Jo. O,
1808, man atrodo. Žodžiu, bus daug gražių vaizdų. Jei!